Labą dieną, gerbėmieji žiūrovai. Šiandien pas mus laidoje Litvinų Live svečias daktaras Tomašas Bažarovskis. Sveiki, mėlyje žiūrovai. Sveiki, Valerijau. Ir mūsų tema mūsų laidos šiandien rusų propaganda Lietuvoje. Taip? Ir aplamai rusų propaganda. Pakalbėsim apie tai. Galim sakyti bendrai propaganda, aišku, čia galim jau taip ir konkretinti, kalbėti apie tai, kaip Kremlius bando paveikti visuomenį ir panašiai, bet iš esmės kalbėkime propaganda. Na ir čia kaip pavyzdžių, aišku, tai bus, nu, dėja, bet dėja, nežinau, ar čia tinkamas žodis, bet iš rytų kaimyno pusės daugiausiai yra tų neigiamų pavyzdžių, kaip bandoma paveikti mūsų visuomenę. Tada pirmas klausimas pas jūs, Tomaš. Kaip tai veikia Lietuvoje? Kokiais jausmais jie žaidžia? Kokią retoriką Kremliaus propaganda naudoja? Žinot, galima būtų paprastai atsakyti. Žaidžia sentimentais, taip, bet, na, tas pasakymas žaidžia sentimentais, jis neparodytų viso klausimo sudėtingumo. Nes kaip veikia propaganda bendrai? Propagandos tikslas yra pasiekti kuo didesnę auditoriją. Tai čia šiuo atveju mes turim ir kartų skirtumą, ir kaip kas mėgsta priimti informaciją. Vieniems tai yra vaizdas, kitiems yra garsas, tretiems vaizdas ir garsas, ketvirtiems dar kažkaip kitaip. Taigi propagandos komunikacijos kanalai yra labai įvairūs ir bandoma pasiekti įvairias amžiaus kategorijas, kad kuo plačiau pasiektų tas naratyvas, kuris yra siunčiamas. Aišku, kalbant apie vyresnių žmonės, tai yra tuos, kurie dar prisimena Sovietų sąjungą kaip tokią, tai bandoma apeliuoti į kažkokius tai tariamus sentimentus. Man šiaip kartais labai keista, kad gali būti kažkoks sentimentas valstybei, kur nieko nebuvo. Jeigu ir kažką tai norėjai, tai turėjai laukti eiliai, gauti kortelę ir tai dar nesuteikė tau privilegijos kažką tai gauti. Čia gali būti sentimentas, nežinau, bet jeigu mes pažiūrėtume įvairiau, tai pamatytume, kad ir jaunų žmonių, kurie šiaip nėra susidūrę tiesiogiai su Sovietų sąjunga, tai yra nėra ten gyvenę, neprisimena, jie užaugę yra nepriklausomai Lietuva, bet kažkodėl tai jie, na, prisimena tos dalykus, kaip, vat, neprisimena, o jiems vat, ten gerai buvo, kažkas gero buvo. Aš per paskutinį pusmetį aplankiau 14 mokyklų, kuriuose kalbėjau tą pačią temą, tai yra kaip veikia propaganda, kokie yra metodai veikimo, kokie yra pavyzdžiai. Ir dėja, bet sutikdavau jaunų žmonių, mokinių, kurie įrodinėdavo, kad Sovietų sąjunga, iš esmės socializmas ir komunizmas, tai yra gerai. Ir teko sakyti tokį pavyzdį, sakau, gerai. Jeigu tu sakai, kad tai yra gerai, tai paaiškink man, kaip tu jaustumės situacijoje, jeigu prasideda sovietinė okupacija. Sakau, tu gyveni name? Taip, aš gyvenu name. Tai jie ateina į tavo namą ir sako, tai nėra tavo namas, mes jį pasiimam. Ir sakau, kaip tu jaustumės? Tai yra tavo, tu čia užaugai, tu gyvenai. Ir daug šiltų prisiminimų. Ir bendrai, tai yra tavo nusavybė. Niekas neturi teisės tavo atimti tavo nusavybės. O dabar ateina ir sako, viskas. Tai yra mūsų. Kaip tu jaustumės? Jis taip susimastė giliai ir sako, na, matyt, aš kažką tai blogai padariau. Kažką blogai padariau, na ir dėl to čia yra, na, kaip ir tokia bausmė, bauda man ir, nu, ką darysi, jeigu taip, jie taip nuspręs, nu, reiškia, taip turi būti. Suprantat, ir žmogus net nesuvokia, kad tai yra blogai. Tai kaip tokiam žmogui aiškinti apie trėmimus, aiškinti apie partizaninį karą, apie persekiojimą visuomenės, kaip aiškinti jam, kad vat, mano prosenelis už tai, kad turėjo žemės, turėjo važiuoti į filtracinį lagerį. Ten prarado savo sveikatą, grįžo
jis buvo paleistas iš lagerio ne dėl to, kad amnestija atėjo, dėl to, kad jis susirgo tuberkuliozės atvira forma. Ir buvo nuspręsta, kad, nu, pavojinga čia laikyti, gali epidemija prasidėti, žodžiu, tai jeigu jis čiuožė namo į Vilnių. Jam buvo leista grįžti namo į Vilnių ir ten jis pagyveno ir pasimirė. Tai už ką jis turėjo? Už tai, kad jis mylėjo savo žemę, kurią puoselėjo. Ir jam susako, o jis sako, tai viskas čia gerai. Nu, tai reiškia, jis kažką tai blogai padarė. Nu ir viskas. Tai suprantat, Bet čia, ant kiek propaganda skirtingai veikia skirtingas auditorijas. Ir vieniems užtenka pažiūrėti Šuriko nuotykius ir jis jau galvoja, va, kokia ta Sovietų sąjunga buvo, va, kokia nuostabi valstybė. Kitiems reikia daugiau rusiško flamo, kad jie galvotų, kad anuomet buvo gerai. Kitas dalykas čia yra, kaip galim priešintis tam. Va čia yra esminis dalykas, nes, nu, dėja, mes nuo turinio, kuris mūsų supa, nu, mes nuo jo nepasislėpsim. Tai todėl labai svarbu kalbėti apie istoriją, kalbėti apie tai, kas istorijoje vyko, pabrėžiant tai tą dalyką, kad mes visą laiką siekiam laisvės, gynėm savo laisvę, kad mes turim teisę gyventi laisvoje valstybėje. Na ir jeigu rusai visą laiką tokie buvo draugiški, tai kodėl jie visą laiką mus skriaudė? Šitas klausimas turbūt labiau retorinis, negu kad ieškoti. Tai ta propaganda, jinai apeliuoja į įvairius jausmus. Vėlgi pažiūrėkime į jauną žmogų. Kodėl jaunas žmogus yra svarbu šitoje vietoje? Nes, na, kas yra valstybės ateitis, ar ne? Jaunas žmogus. Jaunas žmogus žaidžia kompiuterinius žaidimus. Ir, na, aš čia gal labiau iš savo tokios perspektyvos. Bet žaidžiant kompiuterinius žaidimus, neretai galim susidurti su situacija, kad štai gal tai koks bus first person shooteris, ne, kur pirmajam asmenį žaidėjai, strateginis koks žaidimas. Bet paimkim va tokį Call of Duty žaidimą, kur tu pirmam asmenį, va, šaudai, lakstai, kovoji prieš japonus, prieš vokiečius kovoji. Bet kaip kovoji? Kaip britas, kaip amerikietis arba kaip sovietų karys. Ir jaunas žmogus žaisdamas tokį žaidimą, va mato, kad štai va, jis kaip sovietinis karys žaidžia, užima Berlyną, tai reiškia sunaikina nacizmą, ne? Tai kaip jam po to aiškinti, kad na, sovietai mus neišlaisvė? Suprantat, Tomas, bet ten jau šitą kompiuterinius žaidimus galima ir už vokiečius, už trečią reichą žaisti taip pat. Žaidimai yra skirtingų žaidimų. Aš sakau apie tos, kuriais man teko susidurti. Ir aš nesakau, kad čia yra vienintelis pavyzdys, ne, bet taip veikia. Ir tai irgi vienas iš įrankių, kuris padeda kurti, jis nekuria, jis tik padeda kurti iškreiptą suvokimą praeities. Nes kur kyla dažniausiai diskusijos dėl 1944 metų. Štai ar prasidėjo antroji sovietinė okupacija, ar visgi mus išlaisvino. Ir aš savo laidose, radio laidose visą laiką pabrėžiu, kad na, mums, tai yra Lietuvos gyventojams, nepriklausomai nuo tautybės, antrasis pasaulinis karas baigėsi, dėmesio, 1990 metų kovo 11 dieną, kai mes paskelbėme nepriklausomybės aktą. Nes, nu, kas iš to, kad baigėsi nacių vokiečių okupacija, kai prasidėjo antroji sovietinė okupacija, kai prasidėjo priverstiniai trėmimai, priverstinė nacionalizacija, kai atiminėjo iš žmonių tai, kas jiems priklauso. Ir vienas iš mano pašnekovų, skaitant tas paskaitas per skirtingas mokyklas, pasakė, sako, nu tai, o tai nu ką, tai žiūrėkit, kai fabrikus statėgi fabrikus, va, butus dalino, tai va kaip gerai, va, jaunam žmogui buvo ir darbą galėjo iš karto rasti ir panašiai. Ar tie būtai priklausė tiem žmonėms, kurie juos gavo? Jeigu priklausė, tai kodėl jie turėjo juos vėliau išpirkti? Nu, vėlgi, retorinis klausimas mąstančiam žmogui, ar ne? Dėl fabrikų. Nu, pastatė fabrikus. Faktas, nesiginčysiu. Bet, o kaip pastatėt fabrikus? Pavyzdžiui, paimkime Naują Vilnią. Praeitą kartą, kai kalbėjome, tai jūs pristatėte mane kaip knygos apie Naują Vilnią autorių, taip? Ir Naujoji Vilniui pastatė sovietinius fabrikus. O vietoj ko pastatė? Vietoj prieš tai veikusių fabrikų, kurie priklausė kažkam tai, atima iš kažko tai ir pasako, nu gerai, čia dabar jūs gaminot tą, o mes dabar gaminsim tą. Ir jau visi pamiršo, kad fabrikas stovėjo iki sovietų, kad sovietai nusavino, atėmė iš kažko ir pastatė. Sakysit,
Nu tai ten ir staklės įrangiai, ir ta, ir ana. Taip. O už kieno lėšas? Taigi iš mūsų viską atėmė. Tai Tai aišku, kad vat čia tas dalykas. čia aišku, kad žmonės pati dirbdavo savo žemę, patys ten statinėjo. Tada buvo Sovietų sąjungai, buvo kaip jie ten daro savo bendrus projektus. Čia ne apie tą kalbą. Tai jeigu, žodžiu, pasakyti, tai vienas iš Rusijos propagandų naratyvų, mygtuką, kurie jie spaudžia, čia yra Sovietų sąjungos periodas. Taip? Taip, pabrėžimo, kad va štai kaip tuomet gerai gyvenome, bendrai viskas ten buvo, dalinomės ir panašiai. Ir propaganda tą pabrėžia, taip. Bet Ir kiek man teko kalbėti su žmonėmis, kurie tuomet gyveno, tai aš nelabai tų teigiamų komentarų girdėjau apie tą Sovietų sąjungą. Tai pabrėžia žmonės, kad nu, viską laukia. Pavyzdžiui, mano tėtis, nu, žmogus, kuris puikiai prisimena Sovietų sąjungą. Ir sako, nu ir ką sako ta Sovietų sąjunga? Tai aš šaldytuvo negalėjau nusipirkti. Šaldytuvo negalėjau nusipirkti. Sakau, šiandien aš galiu eiti kiek noriu nusipirkti. 3, 4. Jeigu man turiu vietos, koks skirtumas. O ten aš turėjau laukti galimybės nusipirkti. Ir kažkodėl vat, šitoj vietoj, kur žmonių patirtis yra vienokia, o propaganda sako kitką, ir vat tas prasilenkia, ir propaganda vis tiek randa, vis atsiranda nusivylusių žmonių, kuriems kažkas tai gyvenime galbūt nepasisekė, arba kurie prisimena tą sovietinį laikotarpį. Taip, jie prisimena, kad buvo sunku, bet jie tuomet buvo jauni. Ir tas gyvenimas, žinot, kaip sako, kai jaunas, tai ir jūra iki kelių, ar ne? Ir taip. atrodo, o, kaip faina viskas buvo, nereikėjo galvoti apie kažkokius tai rūpesčius, galbūt vaikų neturėjo sovietmečių dar, o po to atsiranda vaikai, tai, na, sutiksi turbūt atsiranda yra daug naujų rūpesčių, kurie iš tikrųjų labai riboja žmogų. Iš vienos pusės tai yra didelis džiaugsmas, iš kitos pusės, nu, tu turi priimti realybę, kad dabar viskas bus kitaip. Ir aišku, tada toks žmogus, kuris išgyvena frustraciją, nepatenkina, kad viskas turėjo būti. O va tada tai mes gyvenom, o va tada mes taisom. Ir va tas po truputis pradeda veikti. Kitas dalykas, aišku, čia daug individualių momentų mes galim rasti, nes, na, propaganda va to yra įdomi, nes nėra vieno naratyvo. Naratyvas, jie yra skirtingi, dažnai prieštaraujantis savo, nes tikslas yra koks - pasiekti įvairialypę auditoriją. Va čia tas dalykas. Ir išskirti kažkokį tai vienokį naratyvą, nu, būtų sudėtinga. Čia jūs teisus, kad dabartinė Kremliaus propaganda, jis neturi kažkokio bendro vieno retorikos. Jinai paima tą retoriką, kurią jam reikia šiandien. Prisiminkime ne taip senus laikus, prieš dešimtmetį rusai išleidžia propagandinį filmuką, kuris vadinasi "Ja, ruski okupant". Jeigu kas nežiūrėjote, gali savo YouTube įsivesti. Jo. Padarytas tikrai, nu, taip žiūrint neeinant į turinį, bet einant į grafinį dizainą, į tą naratyvą, kuris yra kaip įtaigiai yra pasakojama, tas balsas toks įtaigus. Tai čia tikrai, kaip sako lenkai, meisterštyk. Tai yra, nu, toks idealiai padarytas dalykas. Ir tiesiog reikėtų paanalizuoti, ką jie ten sako. Apeliuoju tos dalykus, kad kažkur tai buvo labai blogai, iki kol atėjo sovietai. Atėjo sovietai, viskas pasikeitė, viskas iš karto į geresnę pusę. Ir tada galvoju, nu jo, nu, va, taip, kaip čia. Bet kai tik pradedi gilintis, pala, o tai kur trėmimai, o kur pilietinis karas, jau jeigu apie pačią Rusiją kalbėtume šiuo atveju, o kur mūsų nepriklausomybės karas, kai bolševikinė Rusija norėjo mūsų užgrobti, nors prieš tai Leninas pasakė, kad nu tai visos tautos turi teisę apsispręsti, ką jos nori ir kaip nori. Mes apsisprendėme, o jis ateina ir sako, ne, jūs blogai apsisprendėt, mes jums kitokį sprendimą sugalvojom. Tai ir va tie dalykai, kurie gali kelti klausimus, yra nepatogus, jie yra išimami, jie kaip ir neegzistuoja. Ir pateikiama tik tai tais, kas vat, galėtų būti, kas lygtais ir galėtų būti tiesa, bet tik iš pirmo žvilgsnio. Nes kai pradedi gilintis, tai matai kitus dalykus. Ir į ką propaganda orientuojasi? Į tai, kad žmogus nesigilins. Mes pateikėm atsakymą tau, tu priimi atsakymą. Arba nepriimi. Jeigu nepriimi, tai viskas. Čiuožiai toliau. Jeigu priimi, viskas ok, tu užkibai ir jau tave vystys ir toliau. Tai
va čia yra esmė, kad ar mes šiandien turim laiko tikrinti viską ir visą informaciją, kurią mes gaunam. Nu, turbūt, kad ne. Ir dažnu atveju mes TikTok'e, jeigu turit, Instagram'e, X'e, Facebook'e, mes pasiskaitom greitai, praskolinam, perskaitam, pasiėmėm informaciją ir viskas. Ir tiesiog. Ir va čia irgi propaganda taip sukonstruota yra. Jinai atsižvelgia į kelis esminius dalykus, kad mes neanalizuosim, kad mes turim informacijos vakumą ir jie užpildo tą informacinį vakumą, kad mes galim rasti patvirtinimą to, ką jie pasakė, nes jie per skirtingus kanalus veiks. Jie veiks per skirtingus kanalus. Ir mes tą pačią informaciją piškiai pakeista, bet esmė liekant rasim kitoje vietoje, jinai iš kitų mus pasieks ir tuomet mes sakysim, nu tai va, tai žiūrėkit, va čia, nu šitai gerai, čia tas pasakė, ar ten Pirvi Baltyskį. Gerai, tegul, bet čia va kažkoks amerikonas sako, tai jis negali, jau jis taigi geras žmogus yra. Aš jums pasakosiu istoriją. Istorija vadinasi Operacija Infection. Kaip ir pats pavadinimas sako apie infekciją, ar ne? Ir operacija infekcija tai yra operacija dezinformacinė, kurios tikslas buvo įrodyti Sovietų Sąjungos žmonėms, kad HIV, AIDS lygos buvo sukurtos amerikiečių biolaboratorijose. Sakysit, nu tai nerealu. Šiandien kiekvienas gali patikrinti ir pamatyti, kaip atsirado lyga ir panašiai, kad kur reikėtų ieškoti genezės ir ieškosim mes? Turbūt, kad ne. Išgirsim ir čia priklausys nuo mūsų, ar mes norim ar ne. Tai žodžiu, kaip suveikė operacija Infection. Operacija vyksta 90-metį. Tai jau artėjant Sovietų Sąjungos susinaikinimui, sugriovimui, kaip čia pavadinsim, žodžiu, likvidacijai. Bet viskas prasidėjo kur kas anksčiau. Dar 70-metį sovietai Indijoje įkūrė kažkur kaime lokalų laikraštį, kuris vadinosi Patriot. Tai žodžiu, vietinės bolševikinės jačeikos laikraštis ir ten spausdina savo agitacijas. Bet laikraštis egzistuoja jau nuo 1967 metų. Ne? Ir dabar ateina 90-metis. 1981 ir panašiai. Sukuria naratyvą, kad HIV AIDS, tai yra živ AIDS, atsiprašau, tai yra lyga sukurta amerikiečių biolaboratorijose. Jaučiat panašumą su antiukrainietišku naratyvu, ar ne? Tai einam toliau. Žodžiu, sukūrė pasakojimą, kaip ten amerikiečiai specialiai norėdami sunaikinti konservatyvius sovietų žmonės, sukūrė tą baisę lygą. Bet ką jie daro? Jie neskelbia tos žinios, pavyzdžiui, Izvėstyje, ar Pravdoj, ar programoje Vremia. Ne. Jie tą publikuoja straipsnį, pseudomokslinį straipsnį, publikuoja Indijoje, tam laikraštį Patriot, kuris jau egzistuoja beveik 20 metus. Bet čia yra bolševikinis Maskvos įkurtas laikraštis. Jie ten paleido tą žinią. Dar parašė, kad čia prancūzų mokslininkai patvirtino, kad čia patvirtino ir vokiečių. Ir ten tikrai buvo vokietis ir prancūzas. Nesvarbu, kad jie buvo ultra kairieji. Ne, čia visiškai nesvarbu. Tai yra momentas. Nu, žodžiu, žinia pradėjo eiti. Pradėjo po truputis eiti. Pradžioje jinai pradėjo vaikščioti Indijoje. Galiausiai Indijoje pasiekė Delį, sostinę. Iš sostinės pradėjo plisti toliau. Nes nu visi tokia žinia, čia vis tiek tokia žinia, ar ne? Patikrinti sudėtinga, netoks buvo informacijos srautas kaip dabar. Žodžiu, žinia pasklido. Ir tik 1984 metais ta žinia pasirodė Sovietų Sąjungoje. Tuomet, kai jinai perėjo visą kelią iš kažkur tai Indijos kaimo per Delį, per vakarų Europą, perėjo visą kelią, tada tik buvo publikuojama Taso, na ir aišku, tada Pirvi Baltyskį, Izvėstį ir Pravda. Ir kiti ten leidiniai komunistiniai tą publikuoja žinią. Suprantat, 4 metai truko operacija Infection, kurios tikslas buvo paskleisti melagieną, kad živ ir AIDS buvo sukurta amerikiečių biolaboratorijose. Ir žinia įsitvirtino. Nes aš dar prisimenu vaikystėje, kai kurie žmonės pasakojo tokius dalykus, tokias pseudomokslinės teorijas, kad čia sukūrė specialiai, kad nugalabyt dorovingus sovietinius žmonės. Ir suveikė tą teoriją, bet reikėjo 4 metų, taip? O kaip jūs galvojat, kiek šiandien reikia laiko, kad melagiena pasklistų? Net nereikia dienos. Aš galvoju, jeigu jūs mane klausėt, kad porą minučių.
ne porą minučių, bet porą valandų tikrai. Porą valandų ir žinia nuo Vašingtono iki Vilniaus pasklinda, nuo Vašingtono iki Petersburgo pasklinda. Ir kaip ir vienas pasakęs, kol tiesa apsiauna batus, tol melas apibėga 4 kartus žemę. Aš Štai supratau. taip tas ir veikia. Ir šiandien anksčiau reikėjo pasitelkti tą tradicinę žiniasklaidą. Šiandien yra socialiniai tinklai. Ir dėl to ta propaganda veikia kur kas sudėtingiau ir patenka į kur kas įvairesnės auditorijas, tuo pačiu ir amžiaus grupės atsižvelgiant. Tai matot, propaganda yra sudėtinga ir dažniausiai jinai prieina tokiom kaip ir nekaltom formom. Kažkur kažkoks sakinys, kažkur kažkoks pasėtas nepasitikėjimas, abejonė. Sunkus ginklas - abejonė. Kaip galima kovoti prieš abejonę? Abejonė čia yra, nu tai aš tik nepatogius klausimus užduodu. Na kaip su savišaudė į savus, taip? Nu, melagiena visiška, bet jinai jau kiek laiko egzistuoja. Ar sovietiniai propagandistai, kurie tokią žinią publikavo sausio 13-osios rytą 1991 metais, ar jie norėjo įrodyti, kad buvo kitaip, negu kad buvo iš tikrųjų? Ne. Jų siekis buvo paprastas - pasėt abejonę, kad žmonės pradėtų abejoti. Nu, gal čia tikrai, nu, aš nebuvau prie bokšto, aš nebuvau prie parlamento, aš nebuvau prie radio ir televizijos pastato, galbūt čia tikrai viską išgalvojo, gal ne. Ir tas gal. Taigi vienas irgi iš būdų pradėti veikti propagandai - pasėt abejonę. Na ir žiūrėkit, pasisekė. Sėkmingas būdas, nes melas egzistuoja jau ką, 4 dekada eina, kaip egzistuoja tas melas apie savus, kurie šaudė į savus. Nors, nu, turbūt nu, nerastume iš tikrųjų mąstančio žmogaus, kuris sakytų, nu, jo. Ten išgirstume kitų teorijų apie tai, kaip vežė lavonus ten iš visos Lietuvos ir panašiai, kad ten kažkoks Kazimieras Albinas skambino, kuris ten iš Biržų vežė, iš Morgo kažkur tai kažką. Bet nei nieks to Albino, nei ten nieks to Kazimiero nematė. Bet, žmonės žino ir viskas. Ir Bet kai atsiranda ta abejonė, tai tuomet mes jau patys pradedam klijuoti, nes mūsų vaizduotė yra laki. Ir mes tai atsigalvojam visokiausių istorijų. Va taip ir veikia ta propaganda. jeigu pasakyti taip trumpai, tai mes negalim viską tą procedūrą siekti ir tada turbūt geriau paprasčiau, kad pas žmonių būtų imunitetas tai propagandai. Va, ką ir jau pabrėžiau, kad va čia yra svarbu, kad edukuot visuomenę. Visą laiką kalbėti apie istoriją. Ir tų programų apie istoriją nebus niekad per daug. Ir jeigu netgi 3 programos išeis apie Vytautą Didįjį ir 3 programos pasakys visiškai tą patį dalyką, kažkaip tai buvo didysis kunigaikštis, sustiprino Lietuvą, nugalėjo Žalgirio mūšį, panašiai, nekarūnuotas Lietuvos karas. Gerai, tegul pasako 3 programos tą patį, bet tos 3 programos pasieks skirtingas 3 auditorijas. Tai rezultatas bus trigubai geresnis, negu kad tik viena laida pasirodys apie tą patį dalyką. Kuo įvairesnis kalbų pasirinkimas turi būti. Jeigu Lietuvoje, pavyzdžiui, gyvena lietuviai, lenkai, rusai, tai taip, valstybinė kalba visi, iš esmės visi privalo žinoti, bet dar geriau, jeigu ir tautiniam kalbom pasieks dar tas pats dalykas, tai čia veiks kaip patvirtinimas, paprasčiau suvokimas ir dėl to kalbėti apie istoriją reikia visada. Nes jeigu mes apie istoriją savo nekalbėsime, ypatingai sudėtingus laikotarpius, tai rusai pakalbės už mus. Ir nebūtinai pakalbės taip, kaip reikia mums pakalbėti. Aš noriu pasakyti, kad šitas Lietuvoje lenkiškumas, tuteišiai, čia yra LDK palikimas. Ne tiek ten gyveno, čia jie yra LDK palikimas. Todėl, kad bajorai kalbėjo lenkiškai, čia yra LDK palikimas, istorijos palikimas. Be abejo, ne tai. Čia yra blogiausias dalykas, kai pradedama galvoti, kad tautinės mažumos, tai yra iš kažkur atvažiavę žmogeliukai iš kažkur, tai jie nusprendė gyventi Lietuvoje. Čia yra blogiausias, nes tautinės mažumos čia yra
abiejų tautų Respublikos valstybės gyvavimo ir žlugimo rezultatas ir LDK gyvavimo rezultatas. Nes tai buvo daugiatautės valstybės. Ir taip susiformavo istoriškai. Nes, nu, arba mes tą priimam, arba nepriimam. Jeigu nepriimam, tai tuomet mes ir susidurim su tokiais įdomiais pasisakymais, maždaug čia kažkas tai turi integruotis ir taip, kas turi integruotis. Tie žmonės nuo seno gyvena taip, kad susiformavo pas kai kurios kažkoks keistas suvokimas, kad valstybinės kalbos nereikia mokėti. Nu, čia aišku, keistas dalykas ir man nesuprantamas, nes valstybinę kalbą reikia mokėti. Bet tai nereiškia, kad visi tautinių mažumų atstovai yra lygiai tokie pat bambukai, kurie nenori mokytis valstybinės kalbos. Tai nėra geras suvokimas. Ir tautinės mažumos čia nėra grėsmė, čia yra didelė galimybė. O tai, kad priešas tai daro, smogia, nu taip, bet turiu kitą klausimą. Nu tai tada pažiūrėkime tokius veikėjus kaip ponia Švenčionienė, ponas Juraitis, Paleckis. Jie lenkai, o rusai gal, ar jie lietuviai? Tai irgi daug pasako. Taip mes, aišku, rasim ir lenkų tarp, ir Lietuvos rusų tarp, tų, kurie simpatizuoja tai neigiamai praeičiai, bet, nu, tokių mes rasim visur. Nepriklaunis, na, propaganda veikia visus vienodai. Tik kiekvienam turi pasiūlyti skirtingą dalyką. Tą mes turim dalyką suvokti ir tą turim priimti dalyką, kad na, kiekvienam pasiūlo visiškai skirtingus dalykus. Tai ir čia vat slypi ta grėsmė, dėl to geriausias būdas užkardyti propagandą yra sudėtinga, bet geriausias būdas edukuoti visuomenę, nuolat apie tai kalbėti, apie praeitį kalbėti. Bet čia, Tomas, yra ir tokia truputį problema, kad kažkurie, kada kalbam apie istoriją, galvoja, kad čia šitą istoriją nori iš jų pavogti. Ne, tai nereikia žiūrėti į tai labai, kad čia taip kažkaip su išgąsčiu, kad va čia grėsmė tame, ne. Kad kai kurie taip žiūri, gerai, tai čia yra penas diskusijai. Ir tuomet mes pradedam diskutuoti apie savo praeitį ir, aišku, diskutuodami naudojam tik ir išimtinai argumentus. Arba tie argumentai pataiko į mūsų auditoriją, arba nepataiko. Jeigu nepataiko, tai čia kitas dalykas gal tada ir pakeisti reikia kažką tai, kad pataikytų. Tie ginčiai dėl praeitis irgi yra gerai. Ir jeigu mes patys ginčiamės be kažkieno kito intervencijos, rytų kaimyną, kuris na, bando pakreipti neigiamą, bando eskaluoti dažnai panaudoti. Tai jeigu čia nėra tos intervencijos, tai tos diskusijos yra geros. Ir aš mėgstu diskutuoti apie praeitį. Nes vienas iš įrankių, kurį panaudoja Rusija savo propagandai, tai būtent yra istorija. Ir daugelį dalykų tada pradedam žiūrėti ir analizuoti ir svarbiausia, nepamiršti paanalizuoti, kas yra pasakyta, kas buvo pasakyta ir paieškoti tos informacijos. Kodėl kažkas yra taip sakoma ir ar iš tikrųjų tai buvo kaip yra sakoma. Tai va, tai, nu čia bet tam reikia visą laiką laiko skirti. Tai savo laidose, radio laidose, kur buvo visas ciklas skirtas propagandai, vadinosi Anatomija dezinformacija, tai buvo ciklas laidų, kuris buvo transliuojamas radijos Nadvylį, Lietuvos Lenkų radijui. Ir pirmadienio laida visą laiką tai buvo mano. Aš pradėdavau savaitę nuo propagandos ir kiekvieną laidą baigdavau iš esmės tuo pačiu pasakymu. Neskubėkit dalintis informaciją. Neskubėkit kitiems siūsti. Patys išanalizuokite, palyginkite, paieškokite atsakymų. Nes taip labai greitai mes įsisukam į tą pseudoinformacijos malūną propagandos. Ir patys to nežinodami galim va, būtent pradėti skleisti dezinformaciją. Nes tiesiog nepatikrinam, kas čia ir kas, kaip, kodėl pasakė. Aš visą laiką ir akcentuoju ir tą patį dabar sakau. Kalbėkime praeitį, diskutuokime, bet ir nepamirškime pasižiūrėti, ar iš tikrųjų tai, ką mes sakom, taip ir buvo. Klausykit, o kaip jūs galvojat, ar reikia pasitikėti Lietuvos piliečiams? Atleiskit, ar reikia pasitikėti Lietuvos piliečiais? Taip. Ką turite omenyje? Aš turiu omenyje, kad jie turės imunitetą šitai propagandai.
Kad jie Aš propaganda manau, irgi. kad taip, mes savo visuomenę mes turim pasitikėti. Mes turim tikėti, kad e, jie geba atrinkti grūdus nuo pelų, atskirti grūdus nuo pelų, rasti tą tiesą ir tikrai pasitikėti visuomenė reikia, nes jeigu mes pasitikėsim visuomenę, tai yra gerai, nes pažiūrėkime, kas vyksta Rusijoje. O štai mes ten dažnai sakome, o Rusija tas, o tai kodėl jie blokuoja internetą, kodėl jie blokuoja visą laiką prieigą prie informacijos, tai matyt, jie nepasitikė savo visuomenė, bijo, kad Kad kažkokia nepasitikė. tai informacija, kuri neatitinka jų skleidžiamą naratyvą, pasieks visuomenį ir galbūt, nu, aš labai silpnai to tikiu, kad ta visuomenė kada nors sukils. Bet, reiškia, jų vadai tuo tiki, kad jie gali sukilti, nors aš sakau, nu, dėja, bet rusai tikrai negreitai galės atsikvošėti nuo tos savo propagandos ir kiek tam laiko reikės, nu, vėl nežinau, kol kas tokių net prielaidų mes nematom. O Lietuvos visuomenė reikia pasitikėti. Tikrai ir čia yra sąmoningų, daug sąmoningų žmonių, kurie atskiria grūdus nuo pelų. Maža to, jeigu mes pergyvenam dėl to, kad atsiranda tų, kurie pradeda skleisti melaginas, dėja, čia tiesiog, nu taip yra. Ir statistiškai taip turi būti, kad kažkokia tai maža, labai maža dalis visuomenės, na, vis tiek bus linkusi tikėti melais. Nes taip paprasčiau. Melas visą laiką yra paprastesnis. O tiesa neretai būna labai labai sudėtinga. Tai va, tai pagal jūsų nuomonę, kaip vat, jūs jau pasakėt, bet aš dar noriu paklausti šitą klausimą. Kaip jūs galvojate, jeigu trumpai, ar veikia Kremliaus propaganda pačioj Rusijai? Aš manau veikia. Aš manau veikia, nes pasižiūrėkime į skaičius, kiek savo norų žmonės ten užsirašo į Rusijos federacijos kariuomenę tam, kad kovoti prieš tariamus nacistus Ukrainoje. Tai reiškia, jie tiki tuo, ką jie daro. O tai parodo, kad, na, jie tiki tą propagandą. Ir, nu, bet pažiūrėkime ir pačio Putino schemas. Jis nuo pirmųjų dienų, kai tampa premjeru, taikosi į nepriklausomą žiniasklaidą. Ir palaipsniui tai jis daro, kad žiniasklaida pradedama kontroliuoti. Ir tik kai pradeda kontroliuoti, tada jis panaudoja kitą ginklą, pradeda skleisti naratyvą apie istorinės pergalės. Ir nekalba apie istorinės klaidas, nusikaltimus, bet labiau apeliuoja į, va štai mes kovojom, mes nugalėjom, ten dėdukai kovojo, dzidai vajivalė, ištraukė ten tos savo Ta, dzidus iš kapų ir laksto su jais. Tai va, jis tą darė palaipsniui, puikiai suvokdamas, kaip reikia paimti kontrolę, jis tą padarė. Antras dalykas, Rusijai buvo labai tinkama terpė, nes kai griūna Sovietų sąjunga, Rusijos federacija tampa laisva valstybė, Jelcino laikai kaip ir suteikė tokią galimybę mąstyti, kad galbūt Rusija pasikeis, bet pati Rusija neskubėjo su tais pokyčiais, vienas dalykas. Antras dalykas, ekonominis krachas paskatino žmonės galvoti, o va anksčiau buvo geriau, va buvo viena ranka ir viskas buvo geriau. Ir va tie sentimentai dėl tos prarastos šalies tapo Putinui įrankiu, kurį jis panaudojo. Tada jis pradėjo kalbėti apie tas pergalės praeitas. Tada vėl grįžo Stalino kultas, kuris šiaip palaipsniui buvo reabilituojamas nuo Brežnevo laikų, bet jau Putino laikais Stalino kultas vėl įgavo lygiai tą patį mastą, kaip ir iki Stalino mirties. Tai va, ir tas palaipsniui paveikė tą visuomenę, kuri šiaip pati laukia, kad ateis va kažkoks tai gasudarius, ne, ateis samodziržavcas ir jis vėl mus valdys kaip ir anksčiau buvo ir bus tvarka. Ir va tas palaipsniui. Jis davė žmonėms, galima sakyti, senovės Romos posakį. Duonos ir žaidinių. Duonos ir žaidinių. Tai yra daug filmų, daug visokios. Aš nekalbu apie jų kokybę. Jų kiekis visų pirma. Koks yra kiekis. Visą tai tą davė. Žmonės gali maistą nusipirkti, Sovietų sąjungos to buvo problema. Visi, kas gyveno, visi tą patį sakydavo, kad na, parduotuvėse maisto nebuvo. Putinas tą problemą išsprendė ir Putinas išsprendė problemą su turiniu. Antras dalykas, prisiminkim patį Putiną, jis yra pasakęs, dar kai buvo Dreznė kaip KGB agentas, jis pasakė kolegoms, kuomet Sovietų sąjunga žluginėjo, jis sako, tai yra blogai, nes ją reikėjo truputį pakeisti.
O šiaip tegul jinai lieka. Sovietų sąjunga yra gerai. 94 metais jis atvirai pasakė, Sovietų sąjungos žlugimas čia buvo didžiausia tragedija Aš, Tomas, šitam regionui. Ir aš, reikia tą atitaisyti. Tai kai atėjo, kai tapo premjero, vėliau ir prezidentu, jis tą nuosekliai viską ir vykdė. Tai dėl to, na, ar įmanoma juos ten pakeisti, tai ilgas, ilgas darbas. Štai dabar labai daug diskutuojama apie Vengriją, kad Peteris Medžeras, kuris laimėjo rinkimus, kad štai vat, jis, na, bandys keisti, kad jis atėjo į visuomeninį transliuotoją ir pasakė, na, taip kaip buvo, jau nebebus, nes buvo blogai. Ir daugelis sako, o ar tie 16 metų, kur buvo sąmonės nuodijimas, ar taip greitai pavyks viską tai pakeisti. Aš manau, ir ten bus problemų. O čia mes kalbam jau apie beveik 30 mečius valdymo žmogaus, kuris nuosekliai realizavo vieną ir tą patį planą - atkurti sovietinę valstybę. Kitų formatų, bet esmė lieka ta pati. Tai, nu, aš na, supratau, Tomas, aš supratau, kad Putas, kaip jūs galvojat, norėjot atkurti iš pačių jaunimo tą sovietinę, iš senų laikų sovietinę valstybę, bet, žodžiu, jūs galvojat, kad šitas Rusija propaganda, Kremlius propaganda pačioje Rusijoje veikia, taip? veikia, labai stipriai veikia. O Ir, aš ir supratau, tada tai, toks klausimas yra, kam jie moka po 2-4 milijonai rublių už kontraktų pasirašymą. Čia yra, jeigu euro pinigais, nuo 20 iki 40 tūkstančių eurų tik už kontraktų pasirašymą. Nu, kad jie tiek moka pinigais. Jeigu taip gerai ta propaganda veikia, kam mokėti tokią pinigas už kontraktą? Šitiem, suprantat? na, tuščių skrandžių tai nieks nenori eiti. Tai, bet tam, kad eiti savo norų, tai dar reikia ir tikėti idėją. Ir pažiūrėkim, ką tie, kurie ten eina, komunikuoja. Jie kalba apie kažkokius tai nacistus Ukrainoje, jie kalba apie nacistinę Europą ir kitas nesąmonės, ir jie tas skleidžia. Tai užtenka tiesiog patikrinti, ką tie kariai socialinėse platformose skleidžia kokias žinias. Ir tai įrodo, kad, na, jie tiki tuo. Tai jūs turbūt kaip ir atsargiai suponuojat, kad čia labiau ekonominis veiksnys, kad jie eina kovot, bet aš sakau, čia yra susėti tie dalykai. Tie dalykai yra puikiai susėti ir jie tiki tuo, kad jie eina daryti gerą darbą. Ir dar už tai gauna pinigų. Tai čia Aš tvarkau. dviguba motyvacija, jeigu ne keturguba. Todėl, kad aš pats monitorinau Rusijos propagandą tinklus ir Sputnik Lietuva, jau nebėra, jau užblokuotas šitas tinkinys, tinklas, bet anksčiau monitorinau, žinot, ir kaip Ukrainoje viskas buvo, jeigu Putino reitingas buvo jau nukrytas prieš Krymo įvykius, buvo nukrytęs. Ir tik šitos Krymas paaugino šitos... Jis iškėlė, žiauriai stipriai iškėlė, o tai ką parodo? Kad visuomenė vėl pradėjo tikėti, va štai mūsų lyderis, va. Kodėl Visą tai, ką jis sakė, va štai, va. Todėl, kad Tai- labai lengvai jisai paima šitą Krymą, jeigu tiesą pasakyti, labai lengvai. Sankcijos buvo toks dėl malonumo, jisai paima. Vėlgi, dabar jūs galite vėlgi sakyti, kad va, dabar mes matom atvirkštinį procesą, kad palaipsniui tie reitingai krenta. Ar jis pergyvena dėl to? Kai jau jis visiškai kontroliuoja viską, tai jis nepergyvena. O antras dalykas, pažiūrėkit, kada pradėjo kristi reitingai. Tik tuo met, kai jis užblokavo didžiąją dalimi internetą. Kuomet vadinamieji influenceriai neteko galimybės daugiau uždirbti. Nu tai už ką mūsų, kodėl mes čia turim kažką tai kentėti ir panašiai. Bet vis iki tol tai viskas visiems tiko. Tai jiems tiko tai, kad jie žudė Ukrainoje nekaltų žmonės. Ir jiems tas netrukdė, kiek gatvėje vat, toks ale nepriklausomas rusų kanalas, kuris veikia vakaruose, tai Nastojaščia Vremia, man rodos, vadinasi taip. Ir jie ten visą laiką Rusijoje, ten turi savo tų žurnalistų, kurie daro apklausas gatvėje. Nu ir ten klausinėjai maždaug, ką tu galvoji apie karą. Teisingai, teisingai, va taip ir reikia. Ir nei vienas nepasakė, kad, nu,
Nu, gal negerai čia mes darom. Gal mes čia būtume. Ne, visi sako, "O, gerai." Tai va tas ir parodo, kad tie, kurie eina pasirašyti kontraktų, tai ten čia vienas dalykas, bet jauni žmonės, kurie dar į kariuomenę neina, seni žmonės, kurie į kariuomenę neina, moteris, kurios neina į kariuomenę, sako, gerai viskas, nes jie tiki to, ką jie girdi per savo televizorių. Ir nekeista, kad atsirado toks pasakymas zambajaščik. Tai yra zombavimo priemonė televizorius. Nekeista, nes jie to tiki. Gerai, Tomas, labai ačiū. Tai galit jūs prašom apibendrinti viską, ką jūs dabar norit pasakyti. Ar jau mes paskui padarysim kitą laidą, kur aš jums užduosiu klausimus. Gerai, sutinku, tikrai galėsim pratęst. Manau, gal po kokio mėnesio, šiaip jau po truputis ta darbotvarkė darosi tokia, turinti daugiau vietos laiko, bet apibendrinant visų pirma, ką reikia pasakyti. Kad propaganda veikia, priešiška propaganda veikia įvairiais kanalais. Viena iš formų tai yra dezinformacija, kuomet yra siunčiamos melagienos. Nes kaip ir sakiau, kol tiesa užsidės batus, melas jau kelis syk apibėgs aplink pasaulį, ar ne? Ir tą mes turime turėti omenyje. Melagienos arba propaganda bendrai visą laiką taikys į žinių vakumą. Ir jeigu mes kažko tai nežinom, išgirstam melagieną, mes vos ne automatiškai tai priimam, nes jinai užpildo tą žinių spragą, kurios pas mus nebuvo. Tai irgi tą turėkime omenyje. Jeigu mes dažnai randam patvirtinimą savo įsitikinimams, tai ir pagalvokime, ar tikrai taip yra, ar čia tikrai taip. Nes propaganda veikia ir įvairiais kanalais, įvairiom formom ir ta pati žinia pasiekia iš skirtingų pusių mus. Tai dėl to siūlau daug skaityti knygų ir tų publicistinių ir panašiai skaityti. Nes skaitant knygas tai yra sudėtingesnis darbas, bet lengviau yra įgauti imunitetą, praplečiant savo žinių spektrą, horizontą. Čia tą dalyką irgi reikia turėti omeny. Na ir suvokime, kad melas visą laiką paprastai aiškina realybę. Ir jeigu kažkas labai paprastai mums aiškina realybę, tai galbūt nėra taip, kaip yra aiškinama. Nes tiesa dažnai būna sudėtinga, nesakau, kad visada, dažnu atveju gali būti sudėtinga, dėl to ir sudėtingiau priimama. Ką aš noriu pasakyti, kad neskubėkite dalintis informaciją. Pertinkite, skaitykite, analizuokite, bet neskubėkite dalintis, pasakoti, nes pergalvokite tai, ką perskaitėte. Ar čia tikrai taip yra, kaip jūs sužinojot ir tą padalinot, kažkam pasakėt. Nes, propaganda mes turime irgi suprasti, yra dalykas, kuris egzistuoja nuo seno. Dezinformacija egzistuoja nuo seno. Vienas iš tokių pavyzdžių - Aleksandras Makedonietis. Aleksandras Makedonietis, norėdamas suklaidinti ir įbauginti priešo kariuomenę, savo stovyklavičių vietose, prieš palikdamas jau išeinant į kariuomenį, visada palikdavo didelius šarvus. Šarvus, kurie būtų skirti, atrodo, 4 metrų milžinui. 4 amžiui iki Kristaus 4 metrų milžinas. Čia baisus dalykas, titanas kažkoks. Ir tokiu būdu nuo priešo moralės priešintis jau buvo naikinamas. Taigi, nūdienos tik ištobulėjo, nes įrankių suklaidinti, pasėti paniką, pasėti nepasitikėjimą yra kur kas daugiau. Ir dėl to būkite atsargus. Bet aš manau, kad Lietuvos visuomenė, tas sąmoningumas Lietuvos visuomenės auga sulyg kiekvieną dieną, nes tam skirime tikrai labai daug dėmesio kalbėti apie istoriją, apie praeitį, apie sudėtingus dalykus. Ir tokiu būdu tas ugdomas visuomenės atsparumas ir tai labai džiugina. Šiaip pačiam teko irgi prisidėti prie to atsparumo ugdymo. Tai ačiū, Valerijau, už kvietimą, ačiū žiūrovams, klausytojams ir, tikiuosi kitą kartą irgi galėsim pratęsti tą temą, nes, tema, kaip sako Lenkai, temat žeka, tema upė yra neišsemiama tema. Ačiū, iki. Ačiū Jums, Tomas, ačiū, kad buvot su mumis. Tada iki kito karto aš užduosiu Jums, bus toks formatas, aš Jums užduosiu klausimus, Jūs atsakinėsit, kad būtų lengviau. Gerai, iki visi, iki. Ačiū, iki.